Sveiki, gerbiamieji. Esu Vilniuje Sodų gatvėje, numeris 15, tai buvęs teismas netoli stoties. Dabar noriu parodyti gatvių homoseksualizavimo, kaip jie patys sako, ypatumus. Nesiaurinimo, bet homoseksualizavimo, taip jie patys rašo. Homoseksualizuoja. Tai įrengia, va čia kitoje pusėje matosi berods 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar kiek vietas papildomas. Patraukia vidurio liniją į šią pusę. Ir dabar ši juosta, pradžioje jinai nieko yra nuo stoties. O toliau štai žiūrėkit, parkuoja, jeigu didesnį automobilį, jau galas išlindęs. Ten 3 metrai gal ir lieka, gal ir ne. Nu šiuo metu yra, bet jeigu pastato mikroautobusą, jau nėra. Ir tu viešajam transportui sunkvežimiui važiuoji kaip nori. Toliau prieisime arčiau. Matosi ta vidurio linija ir kaip siaurėja pravažiavimas. To jau mes praeinam artyn ir pažiūrime. Patį grožį parodysiu. Ir ką noriu to pasakyti, kad pavyzdžiui aš kaip Vilniaus viešojo transporto vairuotojas dažnai čia važiuoju, kreipiausi į vadovus, tai tik rankomis skėsčioja, nes bijo Bužinsko, bijo Benkunsko ir kitų svieto perėjų ir tik vykdo visus iškrypeliškus jų nurodymus. Tai va, dabar va čia va ta vieta. Čia stovi kol kas tvarkingai automobiliai, padaryta plačiau. Aš irgi pasistačiau, čia viskas tvarkoja su šia juosta. Toliau žiūrime. Va čia prasideda didysis grožis. Važiuoja va visokie nekrikštai su tais paspirtukais. Nu čia, kaip vienas lenkas sakė, va štai padaryta parkavimo zona į priekį ir parkavimo zona yra čionais. Tai stebėkit. Va toks grožis. Stovi automobiliai ir ištisinė linija. Per ją visi važiuoja, nes kitaip pravažiuoti neįmanoma. Čia yra, 1,5–2 metrai palikta, kada taisyklės reikalauja palikti 3 metrus tarpą. Vairuotojai lyg būtų nekalti, nors jie kalti, bet visų numerius paviešinsiu. Nes jie stato pažeisdami kelių eismo taisyklės. Aš tai visi, prašom. Dabar tikrai susidomės, mentai pamatys. Dabar kas įdomiausia apie šitą situaciją, aš 2 kartus skambinau po 112. Tai nurodykit numerius, tai va nurodau. Nors, sakau, ne tie žmonės kalti yra, o kalti kas tai daro. Vat ši vieta gražiai. Čia vat prasilenkti atvažiuoja iš ten, iš Gėlių gatvės vienas autobus troleibusas ir čia prasilenkti darosi neįmanoma, nes štai linija. 1,5 metro, gal 2, bet ne 3 ir visi matot kaip važiuoja. Visus galima bausti. O nubausti reiškia, kada nors koks nors liberalas, libedrylą, atsiprašau, nufilmavęs, kad vairuotojai kerta ištisinę eismo juostą. Va štai jums pavyzdys. Pravažiuoja autobusas, kaip jam pravažiuoti. Ir mes sustosim, kad atvažiuoja taip, jeigu norite pažiūrėti. Štai, nes kitaip neįmanoma, aš irgi taip atvažiuoju. Dabar čia yra parodyta į šonus parkavimo zona. Geltonoji, štai prašom, galima statyti, bet parkavimas neturi prieštarauti kelių eismo taisyklėms. Toliau, čia labai yra įdomi vieta, visiems leidžiama visur važiuoti. Aš parodysiu, kur apturėjau nuotykį. Tai čia, ačiū Dievui, jie sutvarkė duobes. Galima važiuoti ir perėja yra. Žmogus praleidžia mandagiai, aš visada padėkoju. Čia viskas būtų gražu. Kažkada vairuojant 7 maršruto troleibusą, man šita vieta, mes artėjam prie sankryžos Sodų gatvė su Pylimo gatve, čia kur centro poliklinika ir dešinėje pusėje Halės turgus. Čia dabar tuščiai yra lengva važiuoti. Čia irgi tos parkavimo vietos, jos būna, jeigu vairuotojai mandagus, jie važiuoja arčiau tų parkuotų automobilių ir lieka šita eismo juosta laisva. Tai va, vieną sykį, bebaigiant man privažiuoti, kaip tas medis yra. Aš važiuoju ir atvažiuoja libedryla su dviračiu prieš eismą, žiūrėdamas į mobilų telefoną.
aš jam pasignalinau ir jis tada šoko ant šaligatvio. Va čia, va, prieš eismą. Tai aš pradaręs langą, padariau baisų netaktą, sakau, kaip tau gyvenasi be smegenų. Tai normaliai atsakė. Ir yra tai užfiksuota, jeigu norėtų vadai, jeigu dar yra ta informacija, nežinau, kiek laiko saugoma, galėtų pasižiūrėti. Ir dabar, reiškia, jie vadams pasakiau, tai jūs filmuokite, skųskite. Tai visi pradėjo garsiai juoktis, musgi baudžiat už telefono naudojimą, sako, mes negalim filmuoti. Kažkas gavo pastabą, kad registratoriaus negalima, nes libedrylos labai jautrus savo, šitam pažeidėjai duomenų apsaugai. Tai aš manau, kad tai tyčia yra daroma, sudarant sąlygas neįmanomas vairuotojams, viešojo transporto vairuotojams ir panašiai. Kaip čia yra ne Vilnius, o kažkoks Saigonas, kada leidžiu su to, jeigu pavyks, nueisim iki Pylimo gatvės, pamatysit, kaip važiuoja dviratininkai, jeigu pavyks pagauti. Dabar nefilmuoja čia žmonių, mums nereikalingų, dar aš suksiu į Gėlių gatvę, parodysiu irgi situaciją, kaip ten yra. Čia viskas, nekalbant apie šitą brūką, kurio negali niekaip pakeisti, nes matyt pavogti nebeišeina senų šitų akmenų. Kadangi žmonės klaus, kurios padėjo pakeitę į kiniškus, va tos akmenis. Taip jau yra buvę Vilniuje. Čia turbūt prie Zuoko dar. Tai vat nebaigė. Mums sako, jūs skųskite, jūs vėl, tai sakau, tai po velnių. Tai už ką mes mokam mokesčiais, jeigu mes patys turim gaudyti pažeidėjus, skųstikė, mes jums pasakom, stovi policija, jiem neįdomu, jie tam laukia. Policijai paskambino, tai jie pasakė, mes neturim pajėgumų. Mes turim pajėgumų, jų reikia kunigą nuvaryti, besimeldžiati prie Konstitucinio teismo. Mes turėsim pajėgumų, kai jūs ateisite į protestą dėl nekilnojamo turto mokesčio. Mes turėsim pajėgumų ieškoti jūsų dėl Facebooko komentarų visokių, o čia mes neturim pajėgumų. Nubausti, sakykime, savaitę pastovėti, va ten, kur automobilių stato ne pagal taisyklės. Ir po savaitės visi žinotų, kad nevalia ir nestatytų ten tų automobilių, kur siaurai yra. Dabar va čia toli aš neįsiu, kadangi pėsčias toliau yra Pylimo gatvė, va ten priekyje. Yra arba prieisiu specialiai. A juosta pažymėta tik A raide. Tai reiškia, kad tik viešajam transportui ir daugiau niekam. Daugiau niekam. Viešajam transportui, ten spec tarnybom, greitai dar kažkam. Mokykliniam autobusui vežančiam vaikus nustatytų maršrutų. Vat yra tai A juosta. A plius juosta leidžiu visokie ten taksi, dviračius, motorolerius, elektromobilius ir kas pažymėta. A plius būna ir paprastai pažymėta. Va, specialiai prieisiu prie to kampo, kad parodyti. Va, sunkvežėlė. Va, toliau neįsiu, nestingi, turiu kitų darbų. Va čia, va, gerai matosi. Prasideda toliau va čia už sankryžos su Rūdninkų gatve ir iki pat Cvirkos aikštės ir centro poliklinikos eina va tokia A juosta su A raide. Ir ten gaila, kad nėra nei vieno dviratininko. Galėčiau parodyti, kaip jie elgiasi. Jie rodo mums, sukioja pirštą prie smilkinį, jeigu pasignalininkai neždinkis iš kelio. Rodo ištiestą vidurinį pirštą ir panašiai. Mes nieko to daryti negalim, nes mandagumo metai. Suprantate, čia yra daug anekdotų apie kultūros ministeriją ir panašiai. Tai va, dar čia va Gėlių gatvė, irgi brūkas baisus, atvažiuoja kaip tik mūsų troleibusas, pasukti su visais pėsčiaisiais. Irgi yra gana sudėtinga, ten prieki toks bjaurus toks restoranas, kuris skirstė žmonės į gerus ir ne, kada buvo karantinas, tas pseudoligos. Tai vat, irgi priėjo mašinams, anksčiau buvo padaryta, kad čia negalima buvo statyti ir stovėti automobilių. Nubrėžtos linijos galės nubrėžti, dar tas geltonas juostas. Irgi toks posūkis sunkus, vienpusis eismas ir labai dažnai libedryla ten
su tuo krepšiu, kur vežioja ėdalą kitiems libedrilams, va tie Bolt Food visokie, jie varo prieš eismą. Va, ne vieną ir ne du kartą esu susidūręs. Kreiptis į policiją beviltiška, nes tai, na, jų pačių ta pati stovykla. Tai yra pažeidėjai, tie režimo, sakykim, tai palaikytojai. Neseniai nufotkinau irgi, vat, važiuoja labai degęs Bolt Food su medicinė kaukė, tai yra vakar. Tai čia yra tas pats, kas raudonas pionieriškas kaklaraištis. Jis pritarė režimui. Jis nebijo jis jokios lygos, ar dar kažko, jis tiesiog režimo kareivis. Tai va, čia stotelė ir irgi būna pristatyta automobilių, kitoj pusėje nors pastovi ženklai, kad statyti automobilius draudžiama. Vat. Prieš jį ir už jo statyti automobilius, šiandien kaip tyčia nėra va čia tų automobilių, bet jų būna užstatyta. Ir būna sunku, ir dar nesaugu, nes dar iš priekio atvažiuoja libedrilo su dviračiais. Paspirtukais ar vienračiais, ar dar kažkokiu išvypeliškai bjaurastim. Tai tiek informacijos. Iki pasimatymo.